reiškia viena, kad reikia pažinti save. Tai nėra privaloma, bet vertinga. Ir galbūt vertinga pirmoje eilėje tam žmogui, kuris pavargo nuo tokio gyvenimo būdo, kai nuolatos yra laikoma paspaustas mygtukas ant emocinio drožimo savęs. Vat būtent tokiam žmogui yra vertinga bent jau pradėti atsigręžti į save. O į save, tame tarpe ir fizinį kūną. Bet fizinis kūnas nėra esatis. Ir jeigu atsigręžti tik į fizinį kūną, greičiausiai fiziniam kūnui ir nepavyks padėti. Nes tuomet bus vadovaujamasi iš įvairiausių taisyklių, standartų, kažkieno tai teisingumų. Ir visą tai mėginama pritempti prie savo aktualios realybės. Ir ne faktas, ar tai veiks tos taisyklės, tie standartai, tie teisingumai. Ir vienintelė išeitis, kuri vertinga šitoj vietoj, yra atsigręžti į savasties procesus, iš kurios ir kyla tas pats fizinis kūnas, tas pats emocinis kūnas, minčių kūnas. Ir kiti subtilesnieji kūnai, bet jie šitoj vietoj kol kas neaktualūs yra, kol nepavyko susipažinti su savimi kaip savastimi. Fizinio kūno pažinimas įvyks sklandžiai tuomet, kai pavyks dėmesį perorientuoti ir bent jau pradėti fiksuoti į save kaip savasties procesą, Dievą, išmintingą realybę. Už bet kurių pavydalų, už bet kurių teorijų, už bet kurių žodžių, minčių, emocijų. Tai nėra sudėtinga, bet ir ne savaime suprantama, jeigu iki šiol įprotis nebuvo tame formuotas. Kol kas tiek.